situacija pas mus tai yra, nu, tokia, kad mes nežinom jau čia, vat, mechanikai sako, gal jūs kur nors žvakutę nuvežkit, pastatykit kokiam ten soborį. Nes, nu, žodžiu, šiandien ryte jau buvo viskas tvarkoj. Galva nuimta, galva nuvežė į šlifavimo čia centrą Rekypoje, kartu ir Kamazo komanda ten nuvežė galvą, nušlifavo. Viskas buvo labai, atrodė gerai ir čia vat, jau šiuo metu, va, dabar jau būtų buvę beveik viskas ir surinkta. Sukant varžtus, nulūžo vienas varžtas. Nu, aš galiu parodyti, kas nesuka varžtų, tai labai daug nesupras, bet kas mechanikai ir kas vyrai supranta, tai kai nulūžta vienas iš galvos priveržimo varžtų, tai nieko gero, nes tas galiukas dabar likęs yra plokė, jį reikės išgręžti, padaryti naują sriegį, bet čia viskas yra padaroma ir taip toliau. Problema buvo iš kur gauti dar vieną varžtą, tai dabar laksto, ieško to varžto. Tų varžtų neturim, nes nu, ir nieks jų beveik neturi. Nu, čia toksai, žinai, kažkur yra, bet nu, tu čia gali loterijos dalykas. Nuo tokios stadijos per 1,5 valandos surinko variklį, bet tai buvo 2 komandų darbas. Tai buvo Vaidoto Žalos, Agrorodeo 3 mechanikai, ne? Ir mūsų 3, tai yra 6 mechanikai. Per 1,5 valandos surinko. Dabar jau čia vėl viskas būtų buvę surinkta ir mes jau dabar kitais dalykais užsiminėtumėm prie automobilio, bet kadangi nulūžo tas varžtas nelemtingas, nu, tai dabar turim reikalų. Bet, nu, viltis vis tiek, bet bus visą laiką laiko ant įtempimo, žodžiu. O startuot turim 4 ryto, tai lieka 11 valandų iki starto. Niekas Dakare nesiruošia remontuoti variklių. Už tai nieks neturi variklio dalių. Niekas. Mes turėjom tik tarpinių komplektą. Šiaip kažkodėl turėjom, tai ir įsimetėm. Nieks čia tokiais darbais neužsiminėja. O lietuviai užsiminėja, pasirodo, gali padaryti ir aš tikiuosi, kad dar nustebinsim. Viskas bus gerai. Tai čia yra ne šiaip varikliukas kažkokio dizeliuko 4 cilindrų. Čia yra dėl to V8. Jį čia išrinkti reikia normaliai laiko, vietos ir sąlygų. O čia viskas daroma, va, pučiant vėjui, dulkės, dabar lyja. Nu, žodžiu, žinai. Bet mes viską darom ir aš manau, viskas bus gerai. Eilinį kartą įrodysim, kad Lietuvoje, ką lietuviai daro, tai gali daryti stebuklus. Dabar, jeigu neišliks kažkokių galų, tai viskas turėtų būti tvarkoje, tik tai vėl prasistumė laikas, liks biškį mažiau laiko kitų agregatų peržiūrai. Nu, bet aišku, mes jau važiavom be didelio tempo, nebuvo tokio greičio, tai aišku ir mažai tos žalos tokios prisidarėm, kuri jau labai reikalautų ten kažkokio. Tai aš manau, pagrindinius mazgus, šarnyrus, viską perverš, sužiūrės, ką reikia pakeisti. Svarbiausia vis dėlto yra variklis. Čia vienintelis kliuvinys, kuris mums galėtų. Mes galim ir be amortizatoriaus važiuoti, ir be to, be no, ir pakrypę, ir manau, net su vienu reduktorium galėtume važiuoti. Esu važiavęs Dakare. Dabar yra didžiausias džiaugsmas, kad mes vis tiek judam į priekį, turim šiandien dieną, pusę Dakaro įveikta. Ir jeigu viską susitvarkom, tai startuojam ir taip ir planuojam. Kitaip būt negali, ne? Atsiprašau, o tu gali pasakyti, tai tu labiau pavargai kopdamas į tą Antarktidos Vinsono masyvo viršūnę, ar vis dėlto čia per paskutinės 3 dienas buvai labiau? Vakar dar galėjau varyti, tikrai dar. Dar galėjai, o jau Vinsone negalėjai, jeigu būtų aukštesnis? Irgi galėjau. Tai kad iki galo dar neįsikrauna niekad patarkės. Ja, tai dabar svarbu iš tikrųjų pailsėti komandai tinkamai. Už 12 valandų startas, tai reiškia, mes prieš porą valandų dar tik tai prabudę ir pavakarieniaujam ir bandom ilsėtis toliau.